Audioteka LT ir leidykla Alma Litera pristato Džono Kabadzino audio knygą Meditacija kasdieniame gyvenime. Iš anglų kalbos vertė Indrė Kaulavičiūtė. Įgarsino Simonas Dovidauskas. Audioteka LT. Leidykla Alma Litera. 2025 metai. Visos teisės saugomos. Milai, Vilui, Naušonai ir Serenai. Kad ir kur eitumėte. Įžanga. Tik įsivaizduokite, kai gerai įsigilini, pradedi suvokti, kad ir kur eitum, tu jau esi ten. Kad ir ką darytum, darai kaip tik tai. Kad ir ką šią akimirką galvojate, būtent ši mintis sukasi jūsų galvoje. Kad ir kas jums nutiko, tai jau nutiko. Tačiau kyla svarbus klausimas, ką su šia patirtimi daryti? Kitaip tariant, o kas toliau? Patinka jums ar ne, dabarties akimirka yra vienintelis laikas, kuris mums turėtų rūpėti. Vis dėlto mes į gyvenimą žvelgiame pernelyg nerūpestingai, tarsi pamiršę, kad esame čia, ten, kur jau esame, ir darome tai, ką jau darome. Kiekvieną akimirką netikėtai susivokiame atsidūrę kryžkelėje, tarp čia ir dabar. Tačiau užmaršties debesiui užslinkus virš mūsų dabarties akimirkos, iškart sutrinkame. Tada klausimas, o kas toliau, tampa rimta problema. Sakydamas sutrinkame, turiu galvoje, kad akimirkai prarandame ryšį su savimi ir visomis mums gyvenimo dovanojamomis galimybėmis. Nejučia įkrentame į būseną, kurioje matome, galvojame ir veikiame tarsi robotai. Tokiomis akimirkomis nutraukiame saitus su giliausiai užslėpta savo esybė, suteikiančia mums bene palankiausias galimybės kurti, mokytis ir tobulėti. Jei prarasime budrumą, nepastebėsime, kaip šio tamsaus debesies šešėlis įsiplės ir užgoš didžiumą mūsų gyvenimo. Kad leistume savo išties aiškiai suvokti, kur jau esame, kad ir kur būtume, mums reikia pakankamai ilgai susitelkti į savo potyrius ir leisti į savo gyvenimą įsiskverbti dabarčiai. Pakankamai ilgam, kad išties pajustume dabarties akimirką, pamatytume visą jos grožį, išlaikytume ją savo sąmonėje ir taip geriau ją pažintume ir suprastume. Tik tada galėsime priimti tiesą apie šią savo gyvenimo akimirką, iš jos pasimokyti ir judėti toliau. Tačiau mes priešingai, kur kas dažniau rūpinamės praeitimi, tuo, kas jau įvyko, arba ateitimi, kurios dar nėra. Dairomės kitų vietų, kuriuose tikimės viskas ims klostytis sėkmingiau, laimingiau, taip kaip mes norėtume, arba kaip buvo kadaise. Didžiumą laiko tik iš dalies pastebime jaučiantys šią vidinę įtampą, jei apskritai pastebime. Maža to, geriausiu atveju tik iš dalies suprantame, ką iš tiesų darome gyvenime ir su savo gyvenimu. Taip pat tik iš dalies suvokiame savo veiksmų pasekmes, o subtilesniu lygmeniu mūsų minčių įtaka tam, ką matome ir ko nematome, ką darome ir ko nedarome. Pavyzdžiui, dažnai nesąmoningai galvojame, kad mūsų mintys, amžinai galvoje besisukančios idėjos ir nuomonės, yra neginčiajama tiesa, tiksliai atspindinti tai, kas vyksta ten, išorinėme pasaulyje, ir čia, mūsų mintyse. Deja, dažniausiai ši tiesa neturi nieko bendra su tikrove. Mes mokame didelę kainą už savo klaidingą ir nepagrįstą savimaną, už kone sąmoningą dabarties akimirkos grožio ignoravimą. Neigiamos to pasekmės lėtai kaupiasi ir pamažu keičia mūsų gyvenimo spalvas, o mes to net nepastebime. Todėl negalime nieko pakeisti. Gali būti, kad mums niekada ir nepavyks prisiliesti prie dabarties akimirkos, kad niekada neišnaudosime visų mums skirtų galimybių. Tačiau mes linkę save įkalinti savo pačių susikurtame prasimanime. Neva jau žinome, kas esame, kur esame ir kur link einame. Žinome, kas aplink mus vyksta, nors tuo pat metu išliekame pasinėrę
į savo mintis, fantazijas ir impulsus, daugiausiai susijusi su praeitimi ir ateitimi, tuo, ko trokštame ir kas mums patinka, ko bijome ir ko nemėgstame. Mintis apie visą tai nepaliaujamai sukasi mūsų galvoje, išmuša mus iš vėžių ir sudrebina žemę po kojomis. Knyga, kurią klausote, yra apie pabudimą iš tokių sapnų ir košmarų, į kuriuos pirmieji dažnai pavirsta. Nežinojimą, kad apskritai patekote į tokį sapną, budistai vadina neišmanimu arba nesuvokimu. Aiškus šio nežinojimo suvokimas vadinamas dėmesingu įsisąmoninimu, mindfulness. Užsiėmimas skirtas mums iš šių sapnų pažadinti yra meditacija. Nuoseklus sąmonės budrumo ir dabarties akimirkos įsisąmoninimo ugdymas. Šis pabudimas žengia koja kojan su vadinamąja išmintimi, gebėjimu giliau pažvelgti į visą ko priežastis ir pasekmes. Taip pat tarpusavio ryšį, padedančių mums nepakliūti į savo pačių susikurtą sapno diktuojamą tikrovę. Kad atrastume savo kelią, mums prireiks daugiau dėmesio skirti dabarties akimirkai. Tai vienintelis mums duotas laikas gyventi ir augti, jausti ir keistis. Mums prireiks kuo daugiau sužinoti apie neįtikėtinas Scilės ir Charibdės, praeities ir ateities trauką ir išmokti nuo jos apsisaugoti, taip pat perprasti sapnų pasaulį, kurį jos mums nori įsiūlyti mainais į mūsų gyvenimą. Kai kalbama apie meditaciją, svarbu žinoti, kad tai nėra kokia paslaptinga antgamtinė veikla, kaip dažnai pateikiama masinės kultūros priemonėse. Meditacija nepaverčia žmonių zombiais, daržovėmis, egocentriškais narcizais, pasaulio bambomis, ne šio pasaulio gyventojais, sektantais, dievobaimingais avinėliais, mistikais ar rytų filosofais. Meditacija reiškia tapsmą savimi ir šiokį tokį žinojimą apie tai, kas esate. Ji padeda suvokti, kad patinka mums tai ar ne, esame tam tikrame kelyje, o konkrečiau žengiame savo gyvenimo keliu. Be to meditacija padeda pamatyti, kad mūsų gyvenimo vadinamas kelias turi kryptį, kad jame nuolat atsiveria naujos spalvos, akimirka po akimirkos, ir kad tai, kas vyksta dabar, šią akimirką, turi įtakos tam, kas įvyks paskui. Jei dabarties įvykiai išties nulemia ateities įvykius, argi nebūtų išmintinga bent retkarčiais apsidairyti aplinkui ir pamėginti aiškiai suvokti, kas vyksta čia ir dabar, kad įgytume išorinius ir vidinius orientyrus. Taip pat nustatytume, kurioje savo gyvenimo kelio atkarpoje esame ir kur link einame. Jei tai padarysite, galbūt susikursite palankesnes galimybės nusitiesti savo geresnį kelią, labiau atspindinti jūsų vidinę esybę, sielos kelią, kelią, kuriuo veda širdis, savo asmeninį kelią. Kitaip ateities akimirkas nulems dabarties impulso pagauta nesąmoningoji jūsų asmenybės dalis. Dienos, mėnesiai ir net metai prabėgs nepastebėti, neišpildyti ir neįvertinti. Būtų pernelyg paprasta iki gyvenimo pabaigos tirštame rūke lūkuriuoti ant slidaus šlaito, besileidžiančio į mūsų kapo duobę. Arba rūkui prasisklaidžius staiga atsipeikėti ir tarsi prieš mirtį kuo aiškiausiai suvokti, kad ilgus metus puoselėti įsitikinimai ir įsivaizdavimai apie tai, kaip reikia gyventi ir kas šiame gyvenime svarbiausia, geriausiu atveju tebuvo siauras, baime ir nežinojimu pagristas supratimas apie tiesą, viso labo mūsų ribojančios mintys, neturinčios nieko bendra su tiesa ar tokiu gyvenimu, koks jis turėjo būti. Niekas kitas, išskyrus mus pačius, negali pažadinti mūsų gyvenimui. Nors kartais artimieji ir draugai beviltiškai bando iki mūsų prisibelsti, padėti blaiviau pažvelgti į pasaulį ir atsikratyti aklumo. Tačiau padėti savo pabusti galime tik mes patys.
o kai tai įvyks, suvoksite, kad ir kur eitum, tu jau esi ten, prieš akis skleidžiasi tavo gyvenimas. Ilgo, sąmoningumo mokymui paskirto gyvenimo pabaigoje, Buda, kurio daugelis mokinių turbūt slapta vylėsi, kad mokytojas jiems palengvins gyvenimo kelio paieškas, pasakė štai ką: patys būkite sau kelrodė šviesa. Rašydamas ankstesnę knygą Kūno ir proto išmintis, turėjau tikslą kuo daugiau eilinių amerikiečių sudominti dėmesingo įsisąmoninimo praktiką. Stengiausi pernelyg nesigilinti į budizmą ar mistinius jautrius aspektus. Pagrindinė dėmesingo įsisąmoninimo sąlyga yra dėmesingumas ir suvokimas, visiems žmonėms bendros savybės. Tačiau mūsų visuomenėje šie gebėjimai vertinami kaip savaime suprantami, todėl mes nesusimąstome, kad reikėtų skirti laiko jiems reguliariai ugdyti, pasitelkiant savivoką ir išmintį. Meditacija – tai procesas, per kurį sutelkiame dėmesį ir giliname suvokimą, juos išgryniname ir parengiame praktiniam naudojimui kasdieniame gyvenime. Knyga Kūno ir proto išmintis kaip žemėlapiu gali naudoti skaitytojai, patiriantis fizinį arba emocinį skausmą, taip pat norintis atsikratyti išgyvento rimto streso padarinių. Norėjau skaitytoją per asmenines, tačiau mūsų visų taip dažnai ignoruojamas tiesioginės dėmesio sutelkimo patirtis paskatinti suvokti, kad dėmesingą įsisąmoninimą išties verta įtraukti į kasdienį gyvenimą. Nesiekiu pateikti sąmoningumą kaip panacėją ar greitą būdą išspręsti gyvenimo problemas, anaiptol. Nežinau jokių stebuklingų problemų sprendimo būdų, be to, pasakysiu sąžiningai, man jų ir nereikia. Visas pasaulis nutapytas plačiais, įvairiausių spalvų dažų potėpiais. Į suvokimą ir išmintį veda daug skirtingų kelių. Visi turime individualius poreikius ir puoselėjame skirtingas gyvenimo vertybės. Kiekvienas savo kelią renkamės pagal tai, kiek jo nueiti esame pasirengę. Žinoma, meditacijai reikia būti pasirengusiems. Turite su ja susipažinti tinkamų gyvenimo metu. Kai būsite pasirengę įdėmiai klausytis savo vidinio balso, širdies ir kvėpavimo, tiesiog būti su jais ir dėl jų, nejaučiant būtinybės eiti kur nors kitur ar užsiimti kokią nors kitą įdomesnę veiklą. Tai sunkus darbas. Rašydamas knygą Kūno ir proto išmintis, galvojau apie žmones, kurie kreipiasi į mūsų streso mažinimo kliniką, įkurtą Masačusetso universiteto medicinos centre. Parašyti knygą mane paskatino kaip tik šių žmonių pasakojimai apie nuostabius proto ir kūno virsmus, patirtus tada, kai jie liovėsi stengėsi išspręsti savo sunkes problemas, dėl kurių ir kreipėsi į kliniką, o visą dėmesį sutelkė į intensyvę 8 savaičių trukmės atsivėrimo ir įsiklausimo į save, pagrindinių dėmesingo įsisąmoninimo sudedamųjų aspektų lavinimo kursą. Tarsi navigacinėme žemėlapyje knygoje Kūno ir proto išmintis pateikiau gan išsames rekomendacijas tiems, kuriems prispyrus sunkumams praverstų pagalba, brėžiant asmeninį gyvenimo maršrutą. Norėjau atsižvelgti į sunkiomis ligomis sergančių ir lėtinį skausmą kenčiančių, taip pat įvairiausias stresinės situacijas išgyvenusių žmonių poreikius. Todėl pirmoje knygoje buvo gausu informacijos apie stresą ir ligas, sveikatą ir gijimą. Taip pat pateiktos išsamios instrukcijos, kaip medituoti. Ši knyga kitokia. Joje glaustai ir vengdamas sudėtingų terminų su dėmesingo įsisąmoninimo praktikos esme ir jos taikymu kasdieniame gyvenime, supažindinsiu nebūtinai įtampos, skausmo ar ligos kankinamus skaitytojus. Knygą ypač rekomenduoju lanku apeinantiems griežtos disciplinos laikytis reikalaujančias ugdomasias programas ir nemėgstantiems nurodinėjimų,
ką ir kaip daryti. Tačiau besidomintiems dėmesingu įsisąmoninimu ir jo svarbą dėliojant gyvenimo mozaikos detalės pagal vienur ar kitur gautas užuominas ir patarimus. Taip pat siūlyčiau knygą perklausyti jau praktikuojantiems meditaciją, tačiau trokštantiems praplėsti, pagilinti ir sustiprinti savo pasiryžimą ugdyti sąmoningumą ir lavinti dėmesingumą. Glaustuose šios knygos skyriuose klausytojo dėmesys sutelkiamas į dėmesingo įsisąmoninimo esmę, atliekant konkrečius sąmoningumo ugdymo pratimus ir stengiantis sąmoningumo principus taikyti visose kasdienio gyvenimo srityse. Kiekvienas skyrius klausytojui suteikia galimybę pažvelgti į sąmoningumo deimantą per vieną iš daugelio jo plokštumų. Lengvai pasukite deimantą ir prieš jus atsivers naujas, su ankstesniu glaudžiai susijęs skyrius. Iš pirmo žvilgsnio kai kurie skyriai jums gali pasirodyti itin panašus, tačiau prisiminkite, visos deimanto plokštumos yra skirtingos ir unikalios. Sąmoningumo deimantą siūlau patyrinėti visiems, trokštantiems savo gyvenimo kelią pakreipti sveikesnio mąstymo ir išminties link. Viskas, ko jums reikia, yra nuoširdus noras atidžiai pažvelgti į savo dabarties akimirką, kad ir kokia ji būtų. Išlikti kilniaširdžiams ir geriems savo, bei atsiverti viskam, kas jūsų laukia. Pirmoje knygos dalyje apibūdinama dėmesingo įsisąmoninimo esmė ir pateikiamos svarios priežastys, dėl kurių verta ugdyti sąmoningumą arba pagilinti jo praktiką. Šioje dalyje klausytojai siūlau paeksperimentuoti ir sąmoningumo lavinimo principus gyvenime taikyti kuo įvairesniais būdais. Antroje dalyje nagrinėjami kai kurie pagrindiniai formaliosios meditacijos praktikos aspektai. Formalioji praktika yra tikslingas, bet kurios mūsų veiklos sustabdymas tam tikram laikui, per kurį medituojame taikydami konkrečius sąmoningumo ir dėmesingumo lavinimo metodus. Trečioje dalyje apžvelgiama sąmoningumo taikymo būdų ir jų teikiamų galimybių įvairovė. Visose trijose knygos dalyse, kai kurių skyrių pabaigoje pateikiami konkretūs pasiūlymai, kaip į kasdienį gyvenimą įtraukti ir formaliosios, ir neformaliosios sąmoningumo ugdymo praktikos aspektus. Juos rasite skyreliuose antrašte Pamėginkite. Šioje knygoje pateikiamų patarimų jums pakaks, kad galėtumėte medituoti savarankiškai, nesinaudodami papildomą medžiagą ar priemonėmis. Vis dėlto dauguma mano, kad praktikos pradžioje ir tol, kol praktikuojantysis įsisavins meditacijos principus ir pajus norą medituoti savarankiškai, jam būtų naudinga naudotis vedamosios meditacijos garso įrašais, padedančiais palaikyti kasdienę formaliosios meditacijos praktikos discipliną. Kitų patirtis rodo, kad net ir po daugelio metų praktikos vis dar naudinga kartkartėmis pasiklausyti šių įrašų. Todėl kartu su šia knyga parengėme naują meditacijos praktikai skirtų garso įrašų seriją. Šie garso įrašai yra skirtingos trukmės, nuo 10 minučių iki pusvalandžio. Su dėmesingo įsisąmoninimo ugdymo praktikomis iki šiol nesusidūrę skaitytojai išgirs daug naudingų patarimų ir sužinos įvairiausių technikų, su kuriomis galės eksperimentuoti ir nuspręsti, kokia formaliosios meditacijos trukmė jiems tinkamiausia konkrečiu metu konkrečioje vietoje. Antros serijos garso įrašai išvardyti knygos pabaigoje pateiktoje užsakymo formoje. Su 45 minučių trukmės pirmos serijos garso įrašais išleistai su knyga Kūno ir proto išmintis. Pirma dalis. Dabarties akimirkos žavesys. Išaušta tik tas rytas, kuriame mes patys pabundame. Henris Davidas Toro. Voldenas.
arba gyvenimas miške. Kas yra dėmesingas įsisąmoninimas? Dėmesingas įsisąmoninimas – tai senovės budistų praktika, itin glaudžiai susijusi su mūsų šiandieniu gyvenimu. Ši sąsaja neturi nieko bendra nei su budizmu, nei su tapsmu budistu, bet turi visa ką bendra su pabudimu ir gyvenimu darnoje su savimi ir pasauliu. Ugdydami sąmoningumą tyrinėjame savąją prigimtį, keliame klausimus apie savo pasaulėžiūrą ir vietą pasaulyje. Taip pat puoselėjame dėkingumą už kiekvienos patirtos akimirkos pilnatvę. Labiausiai ši praktika moko prisiliesti prie visko, kas vyksta čia ir dabar. Budistiniu požiūriu, mums įprasta nuolat budraujančios sąmonės būsena yra itin ribota ir ribojanti. Daugeliu atžvilgių panašesnė į užsitęsusį sapną nei į pabudimą. Meditacija mums padeda pabusti iš šio negyvo ir nesąmoningo sapno, suteikdama progą gyventi, džiaugiantis visomis mūsų sąmoningai ir nesąmoningai suvokiamomis galimybėmis. Išminčiai, jogai ir dzeno meistrai šią sritį sistemingai tyrinėja jau tūkstančius metų. Jų atradimai dabar gali būti nepaprastai naudingi vakaruose ir atsverti šiuolaikinės kultūros polinkį pavergti ir valdyti gamtą, užuot pagarbiai pripažinus, kad mes esame neatsiejama jos dalis. Bendra šių išmintingų žmonių patirtis rodo, kad atidžiai ir pastoviai stebint ir tyrinėjant savo žmogiškąją prigimtį, o ypač savo proto prigimtį, mūsų gyvenime atsiras daugiau pasitenkinimo, harmonijos ir išminties. Ji taip pat mums dovanoja naują požiūrį į pasaulį, papildantį dabar vakarietišką mąstymą ir papročius užvaldžiusią redukcionistinę ir materialistinę pasaulėžiūrą. Tačiau šis požiūris nėra nei itin rytietiškas, nei mistinis. Naujojoje Anglijoje gyvenęs rašytojas Henris Toro dar 1846 metais įžvelgė tą patį žmogui įprastos proto būsenos ribotumą ir su dideliu užsidegimu aprašė liūdnas jo pasekmes. Dėmesingas įsisąmoninimas laikomas budistinės meditacijos širdimi. Iš esmės tai yra paprasta sąvoka. Dėmesingo įsisąmoninimo galia, jo praktika ir taikymas. Būti dėmesingai sąmoningiems reiškia sutelkti dėmesį ypatingų būdų, tikslingai į dabarties akimirką ir nevertinant. Toks dėmesys padeda geriau įsisąmoninti, aiškiau suvokti ir priimti dabarties akimirkos tikrovę. Jis pažadina mus suvokimui, kad mūsų gyvenimas atsiskleidžia tik akimirkomis. Jei nebūsime visiškai susitelkę į daugelį šių akimirkų, ne tik praleisime pro akis tai, kas mūsų gyvenime vertingiausia, bet ir nepajėgsime suvokti, kokios turtingos ir reikšmingos mūsų augimo bei virsmo galimybės. Nepakankamas dabarties suvokimas neišvengiamai sukuria kitas problemas, kylančias iš mūsų nesąmoningų, automatinių veiksmų ir elgesio, dažniausiai nulemto giliai įsišaknyjusių baimių ir nesaugumo. Nesprendžiamos problemos laikui bėgant kaupiasi, kol galiausiai pasijuntame įvaryti į kampą ir izoliuoti. Palaipsniui prarandame pasitikėjimą savo gebėjimu asmeninę energiją nukreipti į dalykus, kurie gyvenime suteikia daugiau pasitenkinimo ir džiaugsmo, o gal net geresnę sveikatą. Sąmoningumo praktika siūlo žengti paprastu, bet veiksmingu keliu, padėsiančiu išsivaduoti iš įprasto ribojančio mąstymo ir elgesio, taip pat susigrąžinti savo pirmapradę išmintį ir gyvybingumą. Tai būdas prisimti atsakomybę už savo gyvenimo kryptį ir kokybę, įskaitant santykių šeimoje, požiūrį į darbą, į platųjį pasaulį ir planetą, o visų svarbiausia – mūsų santykį su pačiais savimi kaip asmenybėmis.